Štai aš vaikams duodu tokį užkandį arba pakeičiu vieną maitinimą, ypatingai į pavakarę, tai bananą galima dėti, nedidelė tekstūra būna fainesnė, avokadą arba ketvirčiuoju, arba pusę dedu, nes vėl, bet čia yra gerieji riebalai, tai fantastiškai super dalykas. Ir tiem vaikam po truputėlį aš daug nededu jiems, bet įdedu super prieskonių, tai yra šiek tiek ciberžolės, pakabinu daugiau. Šiek tiek cinamono, nes reguliuoja cukraus kiekį. Pipiriukų turiu, bet pipiriukų labai juodųjų kabinu tik ant pačio galiuko, irgi dėl medžiagų apykaitos, bet labai gerai veikia. Ir aišku, vieną kaušelį protefo, tokį negailėdama. Mėgstu linų sėmenis, bet su tais paaugliais žinot kaip yra. Tai aš jiems praturtinu dar mitybą, žolinėlės išleidu tokias linijas, įdedu kviečių želmenų, vėl ne per gausiausiai, nes jie skonį gali pakeisti, ir kanapių baltymus nusipirkau, kanapių baltymus nusipirkau ir įpilu lygiai tiek pat šiek tiek arbatinį šaukštelį. Fantastika, žinokit, šitas dalykas. Tai gauna super maistas, kaip sakant, sumažinam kalorijų ir leidžiam pailsėti kepenims, nes vėl protefe jau nevirškinami baltymai, o čia mes padarom tokį ir prieš išėjimą kažkur, tai pavyzdžiui skubam, lekiam arba pakeičiam vieną maitinimas, tai toks receptukas.